Parodysiu, kokius doniukus iškepiau. Šitie doniukai yra visiškai be miltų. Reiškia, kas negali valgyti glitimo, tai tobula. Čia yra linų sėmenys, moliūgų sėklos, saulėgrąžos, sezamai, truputį riešutų sviesto. Nežinau, kaip nustot valgyti. Taip skanu. Kavamalę sumalu linų sėmenis, tada dedu saulėgrąžas, moliūgų sėklas ir sezamų sėklas, druskos, vandens. Gerai išmaišau ir palieku 10 minučių. Tada dedu riešutų sviestą, viską gerai ištrinu. Ir gautą masę paskleidžiu ant skardos, išlyginu ir dedu į orkaitę, 50 minučių kepu 170 laipsnių temperatūroje. Ir viskas. Skanaus!